Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Spalio 5 tarptautinė mokytojų diena. Į miesto teatre surinktą minėjimą rinkosi pedagogai, miesto vadovai. Visus juos pasitiko orkestro maršas. O renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Mėly mokytojai, gyvenimas žemėje įdomus. Jau tūkstančius metų žmonės tuokiasi, kuria šeimas, gimsta vaikai, atsiranda pirmieji mokytojai, tai tėvai. Tačiau nuo tam tikro momento atsiranda dar vienas mokytojas, kuris moko gyvenimo gudrybių, moko skaičiuoti, sudėti, atimti, fizikos, istorijos. Ir labai dažnai tas žmogus tampa mokytoju iš didžiosios raidės visam gyvenimui, mokiniui. Sveikindamas jūs mokytojų profesinės šventės proga, aš linkiu, kad jūs taptumėte kuo platesniam ratui savo mokinių, mokytojas iš didžiosios raidės visam gyvenimui. Taigi, mokytojas didžios raidės ir jūs čia visi esate tie, kurie šiandien formuojat mokinius ir kurie jūs žiūri, stebi ir kada nors prisimins lygiai taip pat jūs kaip mes savo mokytojus. Tai kalbam apie mokytojus didžios raidės, bet mes turim dar kitą mokytoją dar iš didesnės raidės. Tikriausiai jūs nujaučiate, apie ką aš turiu mintį, apie viešpatį Jėzų, galbūt kuris tokiu aplinkoje labai keistai suskamba tas vardas. Jis turi visai kitą atspalvį bažnyčioje ar kur kitur. Bet mes turim tą mokytoją, kuris mus irgi auklėja, mokina ir stebi pagaliau. Mokytojų dienos proga labiausiai pasižymėjusiems mokytojams Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius įteikė padėkos raštus. Nuo 7 pedagogams už kūrybišką darbą ir gerosios patirties skleidimą atiteko simbolinės plunksnos, kurios teikiamos jau 7 metus. Tai ne tik pripažinimas, bet ir finansinis 3 minimalių mėnesio algų dydžio paskatinimas. Šiais metais premijos atiteko Violetai Baronieniai, Astai Lesvinčiūnaitei, Irenai Muzikevičienei, Arūnui Sakalauskui, Danutei Skirkevičienei, Robertui Šiugždiniui bei Mildai Urbanavičienei. Renginį vainikavo jaunimo centro pastatytas miuziklas Legenda apie Alytų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.